Mary and Dolly say, what will we learn today? Friends. Geriausi draugai. Buvo graži saulėta diena ir boružėlė Dolita dairėsi pro langą. Einu papusryčiauti, pagalvojo ji, o paskui eisiu pasivaikščioti po pievą. Ji nusprendė pasiimti karutį. Galbūt rasiu įdomių daiktų ir galėsiu juos parsivežti savo karutyje, pasakė ji sau. Dievulėliau, tarė Dolita. Kokia daili raudona vyšnia, man pietums bus pats tas. Ji bandė įkelti vyšnę į savo karutį, bet ji buvo per sunki. Per sunki mažai boružėliai. Staiga pasirodė sraigius Beris. Ko liūdi, boružėlė? Paklausė Beris. Negaliu įkelti šios vyšnios į savo karutį, atsakė Dolita. Neverk, aš tau padėsiu, tarė šypsodamasis Beris. Ir dviems jiems buvo kur kas lengviau įkelti vyšnę. Dolita patraukė namo su sultinga vyšne. Dabar jau Beris nuliūdo. Ar nenori pasidalinti su manimi? Pasakė sraigius ir trinktelėjo maža kojelę. Aš tau padėjau. Bet aš pirmoji ją radau, atšovė Dolita. Nieko tau neduosiu, ji mano. Beris buvo labai nuliūdęs. Ir jiedu pradėjo ginčytis dėl vyšnios. Ji mano, šaukė Dolita. Taip neteisinga, šaukė ir Beris. Jie stumdė ir traukė vyšnę, kol jį perskilo per pus. Beris su Dolita nukrito ant žemės. Jie labai nustebo, kai žalias kirmėliukas išliaužė iš vyšnios. Ką padarėte mano vyšniai? Sumurmėjo jis. Ta vyšnė buvo mano namai. Oi, tik nereikia liūdėti, tarė kirmėliukas. Žinau, kur galim rasti kur kas daugiau. Galėsite valgyti vyšnes, kol aš ieškosiu savo naujo namo. Dolita įkėlė kirmėliuką į savo karutį ir visi jie patraukė ieškoti vyšnios medžio. Kai jį rado, pamatė, kad žemė aplink vyšnios medį buvo padengta sultingomis, raudonomis uogomis. Beris ir Dolita net pašoko iš džiaugsmo. Kirmėliukas netrukus užmigo, Beris su Dolita gardžiavosi šviežiomis uogomis ir laikas prabėgo nepastebimai. Buvo jau vėlu, todėl jie nusprendė keliauti namo, bet šį kartą su vyšniomis. Viena Dolitai ir viena Beriui. Saulė jau leidosi, kai jie pasiekė Berio namus. Jie išėmė Berio vyšnę iš karučio ir atsisveikino. Beris įėjo vidun ir pamojavo Dolitai pro langą. Beris greit užmigo po tokios smagios dienos. Mažasis sraigius sapnavo, kaip žaidžia prie vyšnios medžio su Dolita ir valgo iki soties. Dolita grįžusi namo nuėjo tiesiai į lovą. Nuo tos dienos Beris ir Dolita buvo geriausi draugai. Mary and Dolly say, what will we learn today? Alfonso smuikas. Vieną rudens dieną svirplys Alfonsas linksmai griežė savo smuikeliu grybų pievoje.
Miško draugai mėgavosi smagią muziką. O mažosios skruzdėlės ant kalvos žaidė futbolą. Bet o varge. Kamuolys nuskrido kiek toliau ir išmušė smuiką Alfonsui iš rankų. Alfonsas labai išsigando. Mano smuikas sulūžo. Ir tada jis apsipylė ašaromis. Jis verkė taip garsiai, kad visi sulėkė pažiūrėti, iš kur tas triukšmas. Alfonsas piktai dūrė pirštu į taškuotą kamuolį. Šitas kamuolys, jis dėl visko kaltas ir tas bjaurios skruzdėlės. Iš kur aš gausiu naują smuiką? Jis pakėlė sulūžusi savo smuikelį, nuėjo namo ir garsiai trinktelėjo durimis. Alfonsai, išeik, mes ką nors sugalvosim, maldavo Beris. Bet Alfonsas nenorėjo nieko matyti. Jo draugai sėdėjo nuliūdę grybų lauke ir nežinojo, ką daryti, bet Dolitai šovė mintis. Sugalvojau, pagaminkim Alfonsui naują smuiką. Taip, pagaminkim naują smuiką, pritarė draugelė Matilda. Žinau, kas mums padės. Reikia rasti Spragšių Čarlį. Jis pagamino pirmąjį Alfonso smuiką. Draugai išsiruošė į kelionę. Jie ėjo, kol priėjo mėlyną namelį. Jie pabeldė į duris. Mažytis drovus vabalėlis iškišo savo galvą. Jis buvo su mėlyna kepure ir dailiais tamsiais mėlynais sparnais. Kas jūs? Paklausė jis. Dolita papasakojo Čarliui visą istoriją. O, neliūdėkit. Jei tik tokia bėda, aš mielai padėsiu. Netrukus Alfonsas vėl griež savo smuikeliu. Spragšius visiems paskyrė užduotis. Vieni rinko šakas smuikelio korpusui, kiti rinko augalus jos stygoms. Dabar Čarlis turėjo viską, ko reikia ir ėmėsi darbo. Jis pjovė, šlifavo, blizgino ir vaškavo. Ir tada įvyko stebuklas. Naujasis smuikas buvo pagamintas. Ar galiu juo pagroti? Paklausė Dolita. Ne, čia Alfonso instrumentas, pasakė Matilda. Bet ir aš noriu turėti savo muzikos instrumentą, susiraukė Dolita. Ir aš, sušuko mažosios skruzdėlytės. Tylos, pasakė Čarlis. Gal jūs visi susiburkite į orkestrą, šaunų didelį orkestrą. Kaip muzikos grupė? Ir kiekvienas galės turėti savo instrumentą? Kokia puikia mintis! Pirmiausia, jie pagamino arfą Dolitai. Elniaragis Saulius gavo kontrabosą, o Kolorado vabalas Edvinas violončelę. Beris pasigamino trimitą iš lelijos. Grambolys Matas pasigamino voltorną iš sausmedžio žiedo. Didelis voras pasigamino bugnus iš kaštonų, kevalų ir gilių, o Zefyra ir Striksė pasigamino lėkštes iš akmenukų. Čarlis išdrožė skruzdėlėms fleitas iš beržo šakelių. Drugelė Matilda gavo liutnę, o bitinas Baltazaras gavo citrą. Vabaliukas Burbuliukas grojo trikampiu. Visi jie trumpai parepetavo ir patraukė link Alfonso namų. Alfonsas išgirdo muziką ir pažvelgė pro langą, kad pamatytų, iš kur jis sklinda. Jis buvo labai nustebęs dėl to, ką pamatė. Labai tavęs prašom, Alfonsai, pasakė skruzdėlės. Nepyk, kad sulaužėm tavo smuikelį. Norėtumėm, kad priimtum iš mūsų šį naująjį. Čarlis jį pagamino. Alfonsas iškart pradėjo griežti ir jo smuikelio garsas pasklido po visą mišką. Dolly say, what will we learn today? Imbieriniai sausainiai. Atėjo gruodis ir mišką uždengė stora sniego antklodė. Beris ir Dolita plepėjo taškuotame boružėlės name. Išsikepkime imbierinių sausainių, pasiūlė Dolita plačiai šypsodamasi. Beris ir Dolita ėmėsi darbo virtuvėje. Jiedu triūsė prieskonių ir miltų debesyse, minkė ir kočiojo sausainių tešlą ant stalo.
Dolita išėmė iš spintelės imbierinių sausainių formeles. Jie išpjaustė įvairiausias formas ir pašovė sausainius į orkaitę. Kai sausainiai pasidarė traškus, Dolita ištraukė juos iš orkaitės ir sudėjo į gražų dubenį. Paskui tą dubenį atsargiai padėjo ant sniego. Žiemos sniege karšti sausainiai greitai atšals, pasakė ji Beriui. Kaip tik tada virš namo skrido šarka. Ji užuodė gardžius imbierinius sausainius, nėrė žemyn ir nusinešė tiek sausainių, kiek tilpo jos dideliame snape. Kai Dolita vėliau išėjo į lauką, sausainių dubuo buvo dingęs. O varge, kažkas pavogė mano gardžiuosius sausainius, suriko ji. Bet kas galėjo pavogti dubenį? Paklausė Beris. Beris ir Dolita nusprendė paklausinėti miške. Pirmoji, kurią jie sutiko, buvo Airisė ledo vabalį. Ak, Airisė, kažkas pavogė mano geltoną dubenį, pilną imbierinių sausainių. Gal matei, kas tai buvo? Paklausė Dolita. Taip, mačiau, tai šarkos darbas, ji nuskrido į tą pusę. Jie ėjo toliau, kol sutiko kirmėliuką. Sveikas, kirmėliuk, šarka nusinešė mano geltoną dubenį su imbieriniais sausainiais. Gal matei, kur ji nuskrido? Kirmėliukas jiems parodė. Neilgai trukus Beris ir Dolita pamatė Burbuliuką ir Edviną, statančių sniego senį. Gal matėte šarką? Ji nusinešė mano dubenį ir visus mūsų imbierinius sausainius, pasiskundė Dolita. Taip, mes ją matėm, ji nuskrido link upelio, atsakė Kolorado vabalas. Žiūrėk, Dolita, šviežių sausainių trupiniai, šarka turbūt nuskrido į tą pusę, staiga sušuko Beris. Jei seksime pėdsakais, jie nuves mus prie šarkos lizdo, pasiūlė Dolita. Draugai nusekė trupinių pėdsakais ir jie nuvedė juos iki pat šarkos lizdo, bei gardaus imbierinių sausainių kvapo. Beris su Dolita užlipo į medį ir pabeldė į šarkos duris. Ar tu nusinešei mano geltoną dubenį su imbieriniais sausainiais? Paklausė Dolita, vos tik šarka atidarė duris. Taip, aš. Buvau labai alkana. Pamačiau dubenį ir pasiėmiau jį. Bet galėjau jį jum gražinti. Nedera imti daiktų, kurie priklauso ne tau, pasakė Dolita ir paniurusi nužygiavo namo. Beris labai stengėsi neatsilikti nuo boružėlės. Nebūk tokia pikta. Žinau, šarka pasiėmė tavo dubenį, bet juk grąžino jį. Esu tikras, kad ji tavęs atsiprašys, pasakė Sraigius. Beris ir Dolita tą popietę pasikvietė savo draugus. Drugelė Matilda, bitinas Baltazaras ir elniaragis Saulius susirinko gerti arbatos. Jie susėdo prie stalo ir pradėjo valgyti. Neilgai trukus pasigirdo švelnus beldimas į duris. Dolita jas atidarė. Už durų stovėjo šarka ir atrodė labai susigėdusi. Atnešiau tau erškėtuogių limonado, kurį patik pagaminau. Prašau, priimk tą kaip atsiprašymą už tai, kad pavogiau tavo imbierinius sausainius, pasakė šarka. Gal užeik ir prisijunk prie mūsų, šarka. Prie stalo yra daug vietos. Šarka buvo labai laiminga. Draugai sėdėjo prie stalo, valgė gardžius imbierinius sausainius ir gurkšnojo šviežią erškėtuogių limonadą. Jie plepėjo ir juokėsi iki sutemų. Berry and Dolly say, what will we learn today? Dumpling. Virtinukai. Vieną rudens dieną boružėlė Dolita gamino virtinukus su slyvomis ir pakvietė savo draugus pietų. Atėjo Beris, Baltazaras, Saulius ir Matilda. Boružėlė įdėjo po 3 virtinukus į kiekvieno lėkštę. Beris, Dolita ir Matilda netrukus buvo sotūs. Virtinukai su slyvomis, labai juos mėgstu, galėčiau suvalgyti 5, pasakė bitinas Baltazaras. 5 tai niekis, aš galėčiau suvalgyti 7. 7, aš suvalgyčiau 8. O aš 10, pranešė elniaragis. Tuomet surenkime varžybas, pasiūlė Baltazaras. Pažiūrėkim, kas gali suvalgyti daugiausiai virtinukų. Dolitai tai nepatiko.
ir ji bandė juos atkalbėti, bet berniukai buvo neperkalbami. Tai geruoju nesibaigs, perspėjo ji, bet Baltazaras ir Saulius nesiklausė. Mes jau suvalgėm 3 virtinukus, dabar suvalgysim 4. Pasiūlė Saulius ir įdėjo po virtinį abiems į lėkštę. Kai baigė, jie įsidėjo dar vieną ir abu suvalgė po 5 virtinį. Po 5 jie suvalgė 6, po 6 suvalgė 7, po 7 jie suvalgė 8, o paskui 9 virtinuką. O dabar 10. Ar tau dar lenda? Paklausė Baltazaras. Galiu dar 2 tiek suvalgyt, atšovė Saulius. 2 draugai suvalgė tiek daug virtinukų, kad abiems vis labiau ir labiau skaudėjo pilvą. Lėkiu pakviesti daktaro Pelėdos, sušuko drugelė Matilda. Daktaras Pelėda juos abu apžiūrėjo ir smarkiai išbarė. Ką sau galvojate? Nesistebiu, kad abiems skauda pilvus. Jie suvalgė po 15, pasakė Beris suskaičiavęs slyvų kauliukus lėkštėje. Ir vis tiek lygiosios pasielgėt labai kvailai, 3 dienas galėsite valgyti tik virtas bulves. Bet rytoj į mišką atvažiuoja skanėstų pardavėjas, paprieštaravo Saulius. Labai apgailestauju, bet jums negalima jokių skanėstų. Ateikit pas mane po 3 dienų, aš vėl jūs apžiūrėsiu. Rūsčiai pasakė daktaras Pelėda ir nuskrido namo. Kitą dieną į pievą atvažiavo Blakė kareivėlis su savo gardžiais pyragėliais. Visi miško draugai išsirikiavo prie vagonėlio, kad gautų saldų į skanėstą. Norėčiau su cinamonu, pasakė Dolita. O aš kokosinio, pridūrė Beris. O aš noriu su cukraus pudra, sušuko Matilda. Bet dar buvo su riešutais, aguonomis, šokoladu. Baltazaras ir Saulius buvo nusiminę, bet klausė daktaro Pelėdos. Po 3 dienų Bitinas ir Elniaragis nuėjo pas daktarą Pelėdą. Pažiūrėkim, kaip jūs laikotės, pasakė daktaras įdėmiai juos apžiūrėdamas. Regis jums jau geriau, matau, kad darėte taip, kaip aš jums liepiau. Tiesa, liūdnai pasakė Saulius, bet aš labai norėjau pyragėlio. Saulius ir Baltazaras atsisveikino su daktaru Pelėda ir jau sukosi eiti namo, kai išgirdo daktaro riksmą. Pažiūrėkit, kai ką jums turiu. Pasaugojau jums pyragėlį. Buvai nuskridęs į pievą, daktarė Pelėda? Žinoma, pirkau pyragėlių savo vaikučiams ir 2 atidėjau jums. Jūs klausėte mano nurodymų, todėl nusipelnėte skanėsto. Ačiū, džiaugsmingai tarė 2 draugai ir apkabino daktarą Pelėdą. Dolly say, what will we learn today? The robot. Robotas. Vieną rudens rytą ūsuotis Frankas užsuko pas savo seną draugą Stanley. Elniaragis apsidžiaugė senai matytų bičiuliu. Kai ką tau atnešiau, paslaptingai ištarė Frankas ir padavė Stanleyui mažą dėžutę. Elniaragis nekantriai ją atidarė. Viduje buvo sidabro spalvos robotas. Padariau jį tau. Jis gali vaikščioti, skleisti juokingus garsus ir žybsėti šviesomis. Stanley's džiaugiasi dovana. Ačiū, Frankai. Aš labai jį saugosiu. Ūsuotis viešėjo pas Elniaragį 3 dienas. Jie daug kalbėjosi, žaidė futbolą, valgė skanų maistą ir eidavo pasivaikščioti. Baigiantis 3 dienai, Frankas atsisveikino su Stanliu ir iškeliavo. Elniaragis staiga pasijuto vienišas. Bet ilgai jis vienas nebuvo, nes netrukus pasibeldė sraigius Beris.
Sveikas, Stanley. Gal nori pažaisti futbolą? Žinoma, noriu, bet pirmiau kai ką tau parodysiu. Pasakė Stanlis, atsistojo ant kėdės ir nukėlė robotą nuo lentynos. Tačiau kėdė pradėjo klibėti. Brangi dovana išslydo iš rankų, nukrito ir sudužo į milijonus dalelių. Ak, mano robotas sulūžo. Verkė Stanlis. Pabandykime vėl jį surinkti, pasiūlė Beris. Gerai. Sukūkčiojo Stanlis. Abu berniukai labai stengėsi, bet jiems niekaip nepavyko vėl surinkti visų detalių. Pakvieskime Edį, jis gali sutaisyti bet ką, pasiūlė Beris ir bičiuliai išskubėjo. Jie net pamiršo uždaryti duris. Netrukus jie buvo prie Edžio namų. Sveikas, Edi, prašau padėk. Frankas padovanojo man robotą, bet aš numečiau ir jis sudužo. Gal galėtum jį surinkti? Maldavo Elneragis. Atsiprašau, bet dabar esu užsiėmęs. Pažadėjau šokliai sutaisyti jos dviratį. Bet galiu ateiti pas tave rytoj, gerai? Paklausė Kolorado vabalas. Tik rytoj? Kągi, ateik rytoj. Nusiminė Elneragis. Beris ir Stanlis atsisveikino su Kolorado vabalu ir patraukė namo. Kol jų nebuvo pro Stanlio namus, ėjo Burbuliukas. Jis nustebo pamatęs plačiai atvertas duris ir užėjo vidun. Jis pastebėjo ant grindų numestą robotą. Todėl atsisėdo ir pradėjo kantriai jį surinkinėti. Elneragis liūdnai pėdino namo. Bet pamatęs veikiantį robotą iškart pralinksmėjo. Robotas vėl vaikščiojo, pypsėjo ir žybsėjo šviesomis, tarsi nieko nebūtų nutikę. Sveikas, Burbuliuk. Kaip tu čia atsidūrė ir kas nutiko mano sulūžusiam robotui? Ėjau pro šalį ir užsukau, nes durys buvo atidarytos. Pamačiau ant grindų roboto dalis ir jį sutaisiau. Išdidžiai atsakė vabalėlis. Stanlis buvo toks patenkintas, kad iškėlė Burbuliuką ir 3 kartus metė jį į viršų. Valia, koks tu sumanus, Burbuliuk. Ačiū. Kitą dieną Stanlis pasikvietė Dolę, kad parodytų jai robotą. Netrukus atėjo Edis, kaip ir buvo pažadėjęs, bet jam nereikėjo nieko taisyti, nes robotas puikiausiai veikė. Stanlis nebelaikė roboto ant lentynos, kad jis vėl nenukristų, o rūpestingai padėjo ant nedidelės komodos šalia savo lovos.